Tai noriu dar, Sergėjau, tau papasakoti apie ventiliaciją. Iš šitą aš irgi galvoju, kas čia yra toksai, žinai? Kas čia yra? Čia yra slaptas dalykas, bet jeigu rimtai, tai yra sklendės valdiklis. Matosi, kad žiūrėk. Jo, pakeliu, čia va, užsidaro. Jo, ir tada pasirinkė, kiek tu nori. Nori mažiau ventiliacijos, palieki mažesnį tarpą ir taip gali padidinti iki maksimumo. O čia tada kas? Jo, tai, o čia aš siūlyčiau taip, kaip pabaigė pirtintis, jau pirties procedūros pasibaigė, atėjai į pirtį, čia bus toks sukamas difuzorius, tu atsukė, jo, ir ventiliacija tada palieki tą, kad patalpa įsivėdintų, visa drėgmė išeitų. Yra nuostabus dalykas, o šitą tai galėsi, tuo metu irgi gali palikti, gali uždaryti, nuo to jau niekas neįtakos ir nei blogiau, nei geriau. O kai pirtinsiesi, kai jau naudosiesi pirtim ir saunom krosnelę ir taip toliau, tada šį difuzorių užsuksi, o patinį praversi pagal norimą oro kiekį gaunamą. Tai čia yra taip, kaip turi būti normalioje pirtyje, patikrintas dalykas, visi tai rekomenduoja, mes tau įgyvendinom. Mes kalbėjom apie atlošus ir mes kalbėjome apie ledus. Taip. Tai atlošai bus. Jo. Ledai atlošos irgi bus. Tai taip kaip tu norėjai, taip ir bus. Dar kas yra pagal tavo norus ir pagal mano rekomendacijas, kad pirties patalpoje padarysime maišytuvą. Tai yra labai geras dalykas dėl to, kad tu tą maišytuvą turėdamas, ten atbėgs iš tavo namų karštas ir šaltas vanduo. Tai vadinasi, tu galėsi gultus nuplauti po pirties procedūrų, tu galėsi tą vandenį panaudoti ir žmogų apipraust. Kadangi platus labai gultai, tai bus dvigubi ledai po gultais, tada bus vienas ledas nugaros atloše. Tai vienu žodžiu, to šviesos tikrai užteks, bet jinai bus jauki, tu galėsi pasididinti, pasimažinti.